rinkėjai pasirinks. Klausytojas skambina Giedrius, jeigu teisingai atsimenu, klausimas Ingridai Šimonytei. Giedriu, labą rytą. Labą rytą. Prieš šios 4 metus jūs draugė su visa valdančiaja dauguma ir turbūt šios dienos oponentu į Lietuvą grąžinote iš esmės komunizmą. Segreguota visuomenė, cenzūruojama, vyriausybė demonstruoja nekompetenciją, turbūt nėra nei vieno ministro, kurio nelydėtų koks nors skandalas. Visa tai atsitiko dėka to, kad jūs prieš rinkimus deklaravote aukštesnę politinę kultūrą ir atsakomybę, todėl buvote išrinkta į valdžią ir po rinkimų elgintis priešingai leidote savo pareikšti, jog jei nepatinka, galėsite po 4 metų išsirinkti kitus. Kitaip sakant, rinkiminė kampanija tai buvo melas, o tai darantys žmonės liaudėje vadinami melagiais. Tad klausimas, tapus prezidente, ką pakeisite savyje, kad to daugiau nedarytumėte ir kaip žinoti Lietuvos žmonėms, kad dabar atsakinėjantį mano klausimą, jūs nemeluojate. Ačiū, Giedriu, jums, ponia Šimonytė. Na, šiaip jau aš manau, kad galėčiau gana užtikrintai teikti, kad nemeluoju viešai. Ir jums nemeluoju taip pat dabar, bet jūs savo klausime šiek tiek mano pasisakymą išėmėte iš konteksto. Nes pasisakymas turėjo labai konkretų kontekstą. Tai buvo tas laikas, kada buvo renkami parašai už tai, kad būtų atšauktas iš Žmogaus teisių komiteto pirmininko Tomas Vytautas Raskevičius. Ir tiesą sakant, žmonėms atrodė, kad jie gali va štai parašais atšaukti Seimo skirtą pareigūną, už kurį buvo balsuota, už kurį apsisprendė dauguma, kuri Seime susidarė. Tai komentaras toks ir buvo, kad taip neatšaukiami nei komitetų pirmininkai, nei ministrai pirmininkai, nei ministrai taip neatšaukiami. Yra rinkimai, demokratinis procesas, per kuriuos keičiasi valdžia, jeigu rinkėjai taip nusprendžia. Tai aš ir toliau laikausi tos nuomonės, kad demokratinėje šalyje, kokia yra Lietuva, valdžia yra keičiama per rinkimus. Jeigu rinkėjams atrodo, kad kiti žmonės yra vertesni pasitikėjimo, tai tada toks pasirinkimas ir yra daromas.